Man atrodo, kad kiekvienam žmogui, ypač dabar, kai tas visas pasaulis toks yra daugiau susvetimėjęs ir tiek yra iššūkių ir labai skirtingi yra norai, tikslai skirtingi, tai bibliotekoje, man atrodo, gali labai daug rasti. Ir per klubų veiklą, ir per įvairius susitikimus. Man tai labai patinka, kad čia labai įvairi programa, kaip ir sakiau, nuo koncertų iki parodų, iki klubų. Žodžiu, gali tikrai savo atsirinkti, ko tau trūksta paprastam darbiniam eiliniam gyvenime. Nu tai jau taip, kiek atsimenu, kiek žinau, ne tik kad atsimenu, tėvų namuose labai biblioteka buvo didelė, aš užupy gimus prie Angelo, tai tokia ilga siena ir vien knygos, žodžiu, tai skaičiau labai senai. Atsimenu, grįždavau iš mokyklos, net žinot, kai uniformos būdavo, nereikdavo net persirengti, sėsdavau, skaitydavau. Tai kad knyga, ta prasme, senai draugauju su knygom. Nuo 14 Balzaką skaičiau iki, žodžiu, mėčiausi, ta prasme, daug skaičiau, bet negaliu pasakyti, kad kažko tai tikrai domėjausi, nes buvo daug knygų ir ėmė iš eilės ir skaitėjai. Skaitimo manija buvo. Užupy buvo nedidelė biblioteka ir būdavo šita biblioteka, aš ateidavau. Tik jinai nebuvo tokia graži. Jau kažkur 7-8 klasė būdavo. Taip kad biblioteka irgi senai. Paskui vienu metu į Mažvydo biblioteką persimečiau. Ten reikėjo visus ir darbus daryti, ir diplominius, ir universiteto biblioteką. O šitą biblioteką vėl atradau prieš kokius 4-5 metus. Aišku, labai gražiai jinai čia atrenovuota visa ir šiaip man patinka, nes erdvių labai daug visokių. Ta prasme, malonu ateiti iš tikrųjų. Pradėjau ieškoti grinai, kur yra kokie tai užsiėmimai, ar klubai, ar kažkokios grupės, kas su vokiečių kalba daugiau susiję. Ir tada užtikau tą vokiečių klubą. Ir atėjau praktiškai į vokiečių klubą. Į biblioteką ateidavau, bet aš jau specialiai pradėjau ieškoti ir tik tada pamačiau, kad čia visko tiek daug yra šitoj bibliotekoje. Ir klubai, ir užsiėmimai, ir koncertai, ir įvairiausi renginiai. Tai šito nežinojau prieš 5 metus. Nes nesidomėjau, kažkaip tai buvau atitolus truputį. Dabar tai žinokit, pavadinti rimtesnės truputį. Čia yra Italo Kalvino romanas Ponas Palomaras, dar neskaičiau pagal rekomendaciją. O paskutinės knygos, kur skaičiau, tai jau Paskutinis samurajus. Ir dabar filosofo profesoriaus Mickūno autobiografinę knygą pasiėmiau prieš porą savaičių. Tai daugiau tokias skaitau galbūt truputį rimtesnės, nes šiaip kokį tai romaną. Bet sakau, paskutiniu metu daugiau tokios sudėtingesnės knygos, daugiau tokių apmąstymų, filosofinių pagrindų, ta prasme, rimtesnės knygos, kaip sakau, ne koks detektyvinis romanas. Ir tų būna labai gerų. Esu skaičius ir tų visokių, bet paskutiniu metu kaip tai kitokį žanrą renkuosi. Aš tai grinai pati, kai skaitau, tai tokia kaip analizė, kągi autorius norėjo pasakyti ir ko galima išmokti iš tų knygų. Galima labai daug pritaikyti. Tai dabar, kai analizuoju ir dar tą filosofiją domiuosi labai, tai labai daug ką galiu pritaikyti ir ta prasme, dabar jau knygą kaip tai kitaip skaitau negu anksčiau. Daugiau analizė daugiau daroma.
Kai žinai tą kalbą, gali skaityti, tai skaitai vien dėl to, kad tu gali ir nori, bet šiaip taigi nuo autoriaus priklauso. Taigi kaip ir lietuvių kalboje, kaip ir bet kokioj visokiausių knygų yra, žiūrint, kuo domiesi ir kokią knygą pasiemi. Kaip sakiau, pasimokyti, man atrodo, galima iš kiekvienos knygos, jeigu tu ją tikrai skaitydamas analizuoji. Jeigu tik šiaip ten, gal net ir detektyviniam romane galima kažką tai surasti. Žodžiu, stropiai skaityti, man atrodo, reikia. Dabar kartais grįžtu prie tų senų visai autorių, nes kaip universitete studijavom, tai iš vis labai daug skaitėm. Tai vieną kitą kartą paimu net Heinricho Mano, net Tomo Mano, va dabar netaip senai buvau vėl pasiemusi Užburtą kalną. Nu, žodžiu, būna kartais, kad nušoki. Paskutiniu metu tai labai daug pagal rekomendacijas rinkausi knygas, bet rekomendacija, jau tų žmonių, kurie tom pačiom temom domisi kaip aš. Tai rekomendacija, tada seku, kas yra visai naujai išleista. Knygų mugėse, kai dalyvauju, tai irgi pasižiūriu visą laiką, ta prasme, kokios aktualios, kas yra naujo. Taip, maždaug va šitaip. O sakykime, bibliotekininko rekomendacija yra svarbus dalykas? Paklausiu, ką gali pasiūlyti, pasiūlo. Patinka man jūsų, kaip moteris dirba. Daugiausia, kai nėra laiko, tai ateini ir šiandien atėjau, iškart pasakiau, ko noriu, nuvedė mane ir paėmiau. Jeigu yra laiko, tai tada jau daugiau praleidi, pats pasižiūri, kur kas yra ir gal dar pamatai netyčia kokią kitokią knygą. Bet jeigu jau žinai, ko reikia, tai daugiausia ateinu, paprašau ir iš karto gaunu. Nebent eilė yra tai knygai. Žodžiu, paragintumėt ir nebijoti kreiptis, ar ne? Ne, tai būtinai, bet mato, turi žinot, ko nori. Nes tiek skirtingi žmonės ir tiek skirtingi skoniai ir tiek skirtingai viską supranta, kad kažko tai reikia pačiam atsirinkti, žinot, kas tau labiau patinka ir ką tu norėtum skaityti. Aš tai taip manau. O pagal viršelį knygų nesirenka? Ne, tikrai ne. Pagal autorių ir apie ką ta knyga. Ir šita erdvė labai puikiai, Austrijos, Šveicarijos skaitykla. Paskui nežinau, kaip ta vadinasi, čia už sienų. Adomo Mickevičiaus salė, bet gal man asmeniškai, tai lyginant su Mažvydo biblioteka, tai ten tų erdvių daugiau, ten galima net išsinuomoti tos kabinetus, jeigu yra kažkokie tai specialūs užsiėmimai. O šiaip tai labai čia viskas jauku ir tikrai patinka. Tikrai ir malonu ateiti. Lankausi vokiečių klube, tada Lietuvos Austrijos draugijos veikloje ir lankiau dar skaitytojų klubą, bet tiesiog nebespėjau visko. Tai skaitytojų klubą dabar apleidusi, o tuos 2 renginius ir filosofijos klubas. Filosofijos tai labai esu susidomėjusi ir man labai patinka. Tai net nežinau, viską duoda. Filosofijos tai ir mąstymas, ir dialogai, ir aptarimai, ir apskritai. Filosofija čia dabar jau aš labai susidomėjusi ir man kaip atskirų klausimų eina. O šiaip tai bet koks klubasgi kažką tai duoda. Sužinai, yra temos, kažką pasiruošia, galima sužinot, pasakot, ta prasme. Bet svarbiausia, pavyzdžiui, man asmeniškai, kad būtų galima dar ir vokiškai pakalbėti. Taip, todėl, kad jau žmonės pažįstami, jau 3, man atrodo, metai, ar 4, jau esi pripratęs, tikrai yra labai neblogų renginių ir visai smagu. Jau jautiesi tikrai kaip narys. Ar svarbu turėti tą tokią kažkokią kultūrinę bendruomenę? Aš manau, kad būtinai tas reikalinga, man atrodo, kiekvienam žmogui. Tikrai ir gali praplėsti akiratį ir sutikti
kitus žmonės, ne vien tik savo draugus ir panašiai, ir ne vien tik darbe. Žinot, čia kiekviena sfera truputį specifiką turi, o čia susitinkia absoliučiai kitokius žmonės, kuriuos jungia grinai, tikslas kažkoks tai ar kalbėti vokiškai, ar kažkas tik filosofija domisi, kad čia kitokio plano truputį žmonės, tikslinis toksai gaunasi bendravimas, nes interesai sutampa. Kai pradėjom, tai iš vis labai sunku buvo. Dabar jau daugiau supranti, bet šiaip tai tas knygas reikia skaityti įdėmiai. Ir tikrai daug papildomai žiūrėti ir žodžiu, sunku. Sunku, bet labai įdomu. Ir verta. Ir verta. Ir paskaitų yra daug naujų ir labai įdomių. Ir diskusijos vyksta, žodžiu, man asmeniškai labai įdomu. Tai akiratis. Aišku, nuo išsilavinimo, nuo intelekto daug kas priklauso. Vieni gal visai jiem iš vis nereikia tų knygų, aš nežinau, ką pasakyti apie tokius. Bet šiaip tai akiratį labai didelį duoda, praplečia akiratį. Man atrodo, kad kiekvienam žmogui, ypač dabar, kai tas visas pasaulis toks yra daugiau susvetimėjęs ir tiek yra iššūkių ir labai skirtingi yra norai, tikslai skirtingi, tai bibliotekoje, man atrodo, gali labai daug rasti. Ir per klubų veiklą, ir per įvairius susitikimus. Man tai labai patinka, kad čia labai įvairi programa, kaip ir sakiau, nuo koncertų iki parodų, iki klubų. Žodžiu, gali tikrai savo atsirinkti, ko tau trūksta paprastam darbiniam eiliniam gyvenime. Man kažkodėl atrodo bus dar aktualiau. Aš nežinau, čia paskutiniai knygų mugėj, tai vienam aptarime dalyvavau, neatsimenu dabar, kas moderavo. Salėje buvo apie 100 žmonių, paklausė, kas perskaito vieną knygą per mėnesį. Pakilo ne tiek daug rankų. Tai sakė, tai jau dar skaitantis. Tai praktiškai galvoju, kad daugiau gal skaitys ateityje. Viltis reikia, tai man atrodo, kad visos bibliotekos, man atrodo, ateitį turi. Tuo labiau, kad knygos šiais laikais yra brangios, ne kiekvienas gali nusipirkti, o bibliotekoje vis tiek tu atrasi, ko tau reikia. Linkėčiau pačiai bibliotekai, kad taip ir išsilaikytų, kad kuo daugiau renginių būtų, kad kuo daugiau žmonių pritrauktų. Neskaitantiem linkiu tikrai įsitraukti į knygų skaitymą. O bendruomeniai, kur dalyvauju, tai visiems sėkmės ir įdomių renginių. Ponas Palomaras, ekscentriškas išminties ieškotojas, vizionierius didingame ir sykio absurdiškame pasaulyje bei neabejotinai autoriaus alter ego. Ar įmanoma mūsų supančiuose dalykuose atrasti prasmę, susivokti gyvenimo chaose, nusėtame nesusipratimų, kompromisų ir palaidų galų? Matot, stropiai reikia skaityti. Matomai daug minčių bus tokių, kur tikrai savo gyvenime galėsi panaudoti.